šiandien 3 kėlinius ir vėl aikštelė tokia vyko lygiai labai kova. Kodėl nepavyko išlaikytos persvaros, kurią įgijo per pirmas 5 minutės? Ne, gal po paskutinių, taip skaudžiai, sakykime, paskutinę sekundę, kur pralašėm namie rungtynės, tai labai norėjom, buvom kupinė energijos išeiti, atsirevanšuoti ir iš tikrųjų nugalėti šiandieną ir gal šiek tiek jaudulys toks arba įsitempimas, gal per daug įsitempę buvom. Reikėjo paprasčiau žaisti, laisviau žaisti, sakyčiau. Gal dėl to ir tiek daug klaidų buvo, tai buvom įsitempę. Kas padėjo pabaigoje įgyti tą dviženklį? Gal neįgyti vėl susigrąžinti tą dviženklį persvarą? Na, paprasčiausiai pradėjom nuo gynybos kiečiau žaisti, pradėjom susitraukti, keistis ant užtvarų. Šiek tiek gal pristabdėm Viskontą, kur žaidė pick and rollą, kuris iš tikrųjų pirmoje pusėje darė labai daug mums problemų. Na, paprasčiausiai tikrai su vyrais paskutinį kėlinį susišnekėjom, visi susijėmėm, kad turim nugalėti, turim padovanoti publikai žiūrovams pergalę ir tikrai parodėm, kad galim kautis iki galo. Atsimetęs tritaškį antrą, berods buvo ypač emocingas. Iš tikrųjų, pavyko pagaliau prisitaikyti, prisišaudyti ir įsilieti tą kolektyvą? Na, dar ne 100%, bet jau jaučiu, kad esu pakeliui link ten. Iš tikrųjų ir tikrai, na, kai pataikau metimą, tai emocijos geros užvaldo, tai paprasčiausiai išreiškiu. Kas nutiko trečiajam kėlinyje, kai gulėjo ant žemės? Šokau kovoti kamuolį ir berods Redikas Šalkūnės atsitvėrė ir iškėlė dantį. Tai galvoju, kad Šandikulis, nežinau, išlipo išvirto į antrą pusę.